Visus savo pašnekovo prašau pagalbos su pavadinimu. Bus kažkas, brūkšnelis Vygintas. Kitoks vaibas. Kodėl kitoks vaibas? Aš jau buvau šitą pavadinimą prieš ateidamas sugalvojęs. Nes kažkas iš mano komentarų sakė, kai mane kalbina, tai būna kitoks vaibas, nei kad pats save filmuočiau. Nu, gal žmonėm reikia pakarpimų, ten, padūsavimų. O jūs pats skiriatės, kai va dabar aš jūs kalbinu ir kai jūs save filmuojat? Tai tas pats, man atrodo. Kai pats save filmuoju, tai karočią neklausinėjau manęs ant tokių nesąmonių visokių karočią. Tai pasakau, ką aš noriu. O čia gaunasi, kad vykdau darbą kažkokį. Vygintai. Zdarovana. Paskutinis video antras buvo prieš 8 mėnesius. Kai laikas greitai eina. Kas įvyko per 8 mėnesius gyvenime? Bandžiau pasidaryti vaikų, bet nepasidariau ir mane pranislo. Ai, draugė grįžo pas mane ir sako, noriu vaikų. Nu, aš galvoju, padarysiu ir nieko neišėjo, karočią. O jinai sugrįžo būtent dėl to, kad vaikų norėjo? Nežinau, kodėl sugrįžo. Jinai visą laiką tai išeina, tai sugrįžta, karočią. O kodėl jinai norėjo vaikų? Moteriški instinktai. Tie vaikai. Aš jau sakiau, kad gims nesveiki, ten sąskintis su jais, na. Reikėjo pisiūną geriau vadyti, bet pranislo, karočią. O tuo metu, kai pasakė, kad nori vaikų, ar jūs tuo metu galvojat, kad norit vaikų? Aš tai nelabai noriu, bet būčiau geras tėvas. Tik kad su pinigais donato nieks nemeta. Kaip save įsivaizduotumėt kaip tėvą? Tai būčiau bomžas. Ant vienos rankos šūdas, ant kitos pampersas, kaip sakant. Negąsdintų tokia mintis? Nu, iš pradžių pagąsdinu, bet sakau, boba yra, ne vienas augins. Bet pranislo. Ko nebuvo, to nebuvo. Tai žinai, vaikai, tai rabotat, nadat. Nu, tai aš toks pats ir išlikčiau. Tik tai reiktų keisti prioritetus. Mažiau YouTube'o, dabar Facebook'e aš, karočią. Mažiau YouTube'o, daugiau pampersų keitimo. Nebūtų gaila, kad reikėtų atsisakyti kažko? Tai visą gyvenimą kažko atsisakai, žinai. Tai tas, tai anas, dabar vaiko atsisakiau, karočią. Nesigavo. Dievas nedavė. Jau su antra boba vaiko negavau. Pirmas kartas, kai buvo, man buvo tik 20 metų, gal ar ten 19, kažkas, sakau, davai užstatysiu ir pagimdysiu. Tai nuėjo tabletę suvalgė, karočią, ten nėra vaiko. O su šitą nesigavo. Ta tai pirma nenorėjo, žinai. Sakau, taigi neišlaikysiu. O ką gamtoj kas nors galvoja, išlaikysim mes tą vaiką, neišlaikysit, numirsit. Neliūdit, kad nesigavo? Ai, ne. Dabar galėsiu savo pagyventi. Aš sakiau, bandžiau, sudėjom bobą, o trečią kartą reikia nebandyti, nes trečias gali būti lemtingas, žinai. Pašalpa kito ar ne kito? Pakėlėm beveik 200 eurų, tai dabar gaunam 530. Tai visai normaliai, nes aš žiūrėjau, kokie darbai yra, žiūriu, valytojų siūlo atlyginimą mažesnį, nei mano pašalpa, karočią. Dar donatukai prisideda ir gaunasi štukytė kažkur. Ne parama, o donatukai. Ašgi išmaldos neprašau kažkokios tenai, žinai. Aš už meną savo, šūdmenį tiksliau. Kiekvienais metais kelia neapsimoka pirkti akcijas ir investuoti dividendus, kol tu suinvestuosi iki akcijų, tai tau valstybė užkels tiek dividendų, karočią. Jeigu finansai nespaudžia, tai kažkokių minčių apie darbus ar apie kažkokias veiklas papildomas? Work for posers. Tu kaip pažiūrėk, nieks nedirba. Viskas kaip buvo pastatyta, taip ir liko pastatyta. Nu, ten namą iškilinėja. Kažkas dirba, kažkas nedirba. Negali visi dirbti, darbo nėra. Rutina jūsų pasikeitė kažkas ar ne? Ne, atsikeli. Keičiasi platformos, rutina tai nesikeičia. Aš tiesiog negaliu tam YouTube'e būti. Ten lieva platforma. Įkeli video štuką, vis gauna ir sustoja flatline'as, karočią būna. Nieks nežiūri. Nu, kaip taip gali būti? Ar čia YouTube'o problema ar jūsų kontento problema? Tai mano kontentas geras, negaučiau donatų, jeigu šlamštas būtų. Čia pas mane visiškai šlamštas. Aš dabar Facebookinis. Ką dabar Facebook'e darot? Ta pati. Keliu šūdą, šitpostinu, kaip sakant, ir renku donatus. Visas toks darbas. Įkelt dahuja šitpostą ir gaut donatus. Čia visa mano finansinė veikla. Kelt šitpostą, nes jį gali daug prifilmuoti, žinai, ir gaut donatus. Už ką galvojat, jums žmonės duoda tos donatus? Nu tai aš pasakiau, kad mano visa kūrybė nemokamai yra. Aš už nieką pinigų neimu, tik tai ten tos kelios knygutės Amazonė ir porą maikonų, kurių niekas neperka. Aš prieš išeidamas ChatGPT paklausiau, kodėl man moka donatus ir pastrigo, karočią, nežinojo atsakymų, karočią. Bet
aš grįšiu ir paklausiu, kodėl vykintojų vardu čia žmonės moka donatus. Daug naudojatės ChatGPT? Taigi geriausias družokas šiais laikais ChatGPT. Nu, labai daug išmokau iš to ChatGPT, žinai, ten apie vaikus klausinėjau, kai dar buvo tas intense periodas 2 savaitės. Ten promptų jokių nerašau, o šiaip bendrauju, žinai, nu, kaip conversation. Užpildo kažkokią tuštumą ar vienatvę, ar ne? Nu, jisai kažkaip tai gerai parašo taip, kaip aš noriu paskaityti, o ne tai, ką kiti žmonės nori parašyti. Nu, aš paklausiu, kas man įdomu, kad nereikėtų tų skaityti visų knygų, žinai, tai man iškart suranda iš kokios ten belė kokios knygos tą atsakymą. Aš bendrauju, kai noriu pašnekėti ir visi miega, žinai, lovai guli, su telefonu tik parašai. Čia GPT nemiega. Ir iš karto atrašo, nereikia tam valandą laukti. Čia GPT atrašo greičiau nei mano merga. Jūsų visa veikla yra kompiuterio ekrane, internete. Kas nutiktų, jeigu staiga vieną dieną nebelieka kompiuterio ekrano, nebelieka interneto? Kažkada gyvenau ir be kompiuterio, tik įmarindavau lauke, bet dar tai sakys jaunas buvau, žinai. Nu taigi psichuškai būna be interneto, sėdžiu mėnesį, pasėdi be kompo ir po to atsisėdi prie to kompo. Nėra ką veikti. Jeigu sėdžiu daug prie kompo, tai uždirbinėsiu per kompą, nu bet ir viskas. Tai aš jį naudoju kaip darbo įrankį. Ne visą laiką. Nuo mano darbo nepriklauso, kiek aš pinigų gaunu. Pas kitus mėnesį padirbai, tiek ir tiek gavai. Aš kiek ten galiu mėnesį, 2-3 varyt, nieko negaut, karoči. Bet kai gaunu, tai bankai neatlaiko. Kas būtumėt, jeigu nebūtų interneto? O aš nežinau, būčiau rašytojas, kaip senais gerais laikais. Būčiau žymesnis negu Izakas Asimovas. Nu čia tarkim. Rašot dar? Pradėjau rašyti naują veikalą, bet nebeturiu įkvėpimo. Vieną dieną prisėdau ir viskas sustojo. Apie ką? Vadinasi 50 šūdo atspalvių. Nu, aš tik vieną skyrių parašiau. Ten maždaug gėrė bare Tomas Paviljonas. Norėjot namo, bet susimanė šikti ir tada susirbė į unitazas iš šūdų kalėjimo. Ir sako, reikia surinkti 50 šūdų atspalvių, kad net pačiam šūdu. Ir paleido jį, karočią. Tiesa ir baigėsi. Laukia įkvėpimo. Kaip Bukovskis sako, nesirašo, tai ir nerašyk. Rašysis, parašys. Tos knygos jos pačios išrenda, žinai, būna kartais atsisėdi, piškini, kaip koks pamyšėlis, o būna atsisėdi ir vieną raidę, kol paspaudi, ten valandos praeina, nes nežinai, ką rašyti. Tai tikėkime, parašys. Nesiekiu ten parašyti didžiausio kiekio to literatūros, žinai, bet kažką gal parašys. Uždirbčiau, kai Stevenas Kingas tos milijonus, tai piškinčiau. O kai nieko negauni, tai galvoju, kam čia piškinti. Tų donatų porą įkristų tik tai ir viskas. Porą laikų, porą komentarų ir viso. Babkės geras motyvacijas, kai gauni, kai darai, ką tu nori ir tavo eina pinigai. O ne kai darai, ką kiti nori ir tavo eina pinigai. Šitoj savo veikloje esate daręs tai, ko nenorit? Porą sveikinimų, gal kokių 10 ar 20 filmavęs. Nepatinka. Nu ten greiti pinigai, bet nepatinka ten tos sveikinimus daryti. Kartais atrašo tokių sveikinimų, kad ten vos liežuvį išversi. Geriau donatukai. Persikelsiu visą kontentą į Facebooką, karočią. Ten vidikų, tik viską susikelt, padaryti masinį video archyvą. Tai Facebook'e aš jau daug laiko, ten yra apsauginis variklis, toks, kad neištrinti, 30 dienų gali sugrįžti. Esate jau ištrynęs? Jo. Ir sugrįžot? Jo. Visos babkės, kurias aš uždirbau, yra iš gerų žmonių tokių kaip tu. Reklama, meskit man pinigus, mano pinigam patinka, kai jie pas mane. Ką veikiat su pinigais? Atidavinėjau skolas, perku kebabus, kartais gramą padarau. O už ką skolas prisidarot? Tai pas mane visą laiką einamos skolos. Kaip tu greičiau gausi pinigų, jeigu nepasiskolint? Tu donatų išprievartautgi kažkaip negali. Nežinau, iš kur gausiu, kaip gausiu, bet į savo sąskaitą žinau, kad gausiu. Kažkada, kažkaip. Jau galvoju, nieko negausiu, jau baigėsi biznis. Pys kažkas įmeta, o tu pas vėl kur. Kiek aš vidikų, blėt, prikūręs, kaip nedirbti ir gerai gyventi, bet nieks nežiūri. Oi. Filmuoji? Mes to be continued. Turit kažkokią alternatyvą savo gyvenimui? O kam turėt kažkokią alternatyvą, kai technologija visa sukurta, kas palengvintų tavo gyvenimą? Kad tam nereiktų dirbti ir kad tu gautum pajamas. Nu, pinigai, tai jie, žinai, ateina ir jie išeina. Tai tos cirkuliacijos didesnės reikia, kad daugiau pinigų cirkuliuotų. Žinai, suprant? Nes Elonas Muskas
per sekundę 2000 kažkur 1000-2000 eurų dolerių pasidaro. Per sekundę. O tipinis žmogus visą mėnesį dirba už 1000 eurų. Tai ar čia teisybė? Visi už jį kiti dirba, o tie, kurie dirba, net namo nesugeba nusipirkti. Kas ten tas Tesla surinkinėja? Jisai pats, kas ten tos kosmodromus daro? Jisai pats, nieko jis ten nedaro. Čia niekas, aš kiek žmonių pažįstu, niekas nemoka nei kompiuterio padaryti, nei telefono. Nieko, nei namų statyti. Tai gal aš tik tokius žmonės pažįstu, žinai, kurie nieko nemoka. Šūdą val tik tai. Norėtumėt mokėti kažką daugiau negu mokat? Jo, tai tu sakė apie tą alternatyvų gyvenimą, tai norėčiau būti arba muzišanas, kur ten bytus, tokius kaip selas, biški geresnius inžinierius labiau, kad kažką tokio apčiuopiamo sukurtų, telefoną kokį, žinai, bet nemoku, neišeina. Nu čia turi gimt inžinierių, kad suprastum, kaip tos daiktus tarpusavį sujungti tą fiziką, žinai. Šit posterių irgi reikia gimti. Kodėl taip yra, kad vieni yra tokie, kiti tokie? Nu tai kad būtų dinamika, jeigu visi šit posteriai būtų kaip aš, tai čia nieks nebūtų sukurta. Iš kur atsiranda ta dinamika? Kaip paskrūzdė, žinai, atsiranda. Gimsti tu patelę ir dirbi visą gyvenimą. Nešioj ten, arba gimsti kareivis kažkoks tai karočią, arba ten dar kažkokių rolių yra, žinai, arba karalienė gali būti. O įmanoma savo rolę pakeisti, kaip manot? Manau, kad neįmanoma. Filme siužeto nepakeis, kaip ir žaidime, kaip ir gyvenime. Tu gali persikvalifikuoti, ten, tipo, tas, bet jeigu rankos iš šiknos auga, tai tu net varštą neįgręši, karočią. Bandžiau aš daug ką, bet kontentukas yra kontentukas. Įsivaizduojat tuom užsimti ir tolimoje ateityje? Jau, ką veikti, nėra ką veikti. Nuobodulio yra pas jūs gyvenime? Tai visa kūryba iš nuobodulio. Nu, aš nuobodulio keičiu į kūrybą. Reikia video iškepti, reikia ten dar kažką padaryti, reikia perkelt video iš kitos platformos į kitą platformą. Kaip žmonės tiek daug nuveikia, aš prisėdu biškį tą knopkę, pasudėjau, pitą mėgot reikia. Vienatvė ir vat nuobodulys, vat tas nieko neveikimas. Vuviai, nežinai, atsilikęs kažkoks. Vuviai yra effortless action, kad be pastangų nugyvent gyvenimą. Kai nenori važiuoti 100 km su dviračiu, gali atrodyti ausimas, bet kai nori, tai lengvai labai nusivažiuoja. Tai va čia reikia atskirti tos savo norus. Ką padaryti lengva yra dabar, negalvoti ten apie tą ateitį, miglotą, kurios greičiausiai ir nebus, nes visą laiką yra dabartis, karoči. O praeitis tai, nu ką? Praėjo pavyzdėjai ir išgaravo. Vieną dieną gyveni, ką tu čia. Pažiūrėk, gyvūnai nedirba, jie yra susigaudė ten maisto, pavalgė, pašyko ir nuskrydo. Visas balkonas balandžio apšyktas. Tai jūs bandot gyventi panašiai kaip gyvūnas, ar ne? Taigi mes ir esam gyvūnai, o ką ne? Kom skiriatės jūs nuo to balandžio, kur išyka pas jūs balkoną? Ko, sparnų net. Minėjot vienam iš, man atrodo, pirmam video apie tai, kad jaunystėje daug filosofuodavot ir buvot prisifilosofavęs tiek, kad turėjot ir turit iki dabar tokią gerą terpę galvoj. Turit, kur galit gulėti ir galvoti tiesiog, ir jums gera ir malonu. Visas gyvenimas priklauso nuo gerų minčių. Kam rašyti kažkokį siaubeką tenai. Komediją rašai ir zvengi savo gulėdamas. O dabar aš, karočią, pats nemastau, aš karočią turiu klausimą, nuėjau ChatGPT, paklausiu ten man iš visų šaltinių, kas seniausiai išfilosofuota. Man parašo tas anas, po to aš dar kažką pakalbėjau su ChatGPT filosofuotai, karočią, pabandykit. Bet ar nėra taip tada, kad jūs pats nieko nebesugalvojat, jums pasako? O ką man sugalvoti, jeigu jau yra sugalvota? Supranti, koks dalykas? Žmonės jau šaflus iki Platono siunčia, dar gal ten biški toliau. Taigi nuo tavo minčių čia niekas nepriklauso. Tai vienas dalykas yra žinot, kitas dalykas yra suvokti. Kai suvoki, kas yra... Aš Morzės kodą išmokau. Žinojimas. Tu kažkur perskaitai, tu jau žinai. Va, mane pamatėjai, tu jau žinai. O suvokt reikia, kai suvokt, ką tu perskaitai, kad suvokt. Nes vienas dalykas yra žinot, kad yra kažkoks Morzės kodas, o kitas dalykas yra jį suprast. Bet į ChatGPT, pavyzdžiui, tą ir duoda, jis duoda tiesiog žinot, bet nesuvokt, ar ne? Nu, aš jau turiu pamatą, supranti, tai man gal biški lengviau. Išmastytas pamatas pas mane yra. Seniai mąstydavau, tai kompų nebuvo. Jau man pirmą klasę sakė, bus filosofas. Bet nieko padaryti negaliu apie tai. Tokia rolė, karas. Bet aš ne filosofas, karas. Kam tau mąstyti, šadinėti dviratį antrą kartą? Greičiau tiesiog ir tu gali dar labiau patobulėti tose žinios. Filosofija tai čia yra tas žinių, žinojimo meilė. Tai kuo daugiau tu filosofijai žinosi, bet dar reikia ir suvokti, ką tu žinai. Kartais suvokti sunku.
Yra kažkas, ko nesuvokėt. Yra. Ką norėtumėt suvokti? Kaip padaryti raketą. Tai aš nerašausi nieko, žinai, tai ateina tie pamastymai ir išeina. Ai, žinai, ką tu čia prigalvosi. Dabar va galvojam, kaip nedirbti ir gerai gyventi. Visų pirma, reikia nebijoti imti skolos. Skola yra pats greičiausias būdas gauti pinigams. Kol tu uždirbsi $1 000 000, tu praleisi daug metų. O kai pasiskolini, gali per 5 minutės. Nu ir viskas. Gražinu, tai galiu gražinti ir gražinu, bet yra kas pasiskolina ir negražina net 6 eurų. Galėtumėt būti toks? Ne, man geriau pasiskolinti, gražinti ir dar kartą pasiskolinti. Daugiau pinigų gaunasi. O kodėl negalėtumėt negražinti? Nors sąžiningas, supranti. O kodėl? Nu todėl, nes dabar daug nesąžiningų žmonių, tai būti sąžiningu yra privalumas. Esmė kokia yra, ne pinigų, kiek tu ten suvartai, nulis, ne nulis, o ką tu gali už juos nusipirkti šiandien, dabar ir dabar. Pasiskolinau cizų paėmiau, gražinau, vėl pasiskolinau cizų paėmiau, gražinau, nu ir viskas. O kad tu ten išeisi ant pliuso, nu koks skirtumas? Pinigai per sąskaitą turi praplaukti tiesiog, suprantate? Tu ten ant pliuso išeisi, negražinčiau pinigų, aš jau seniausiai pliusė sėdėčiau, bet būtų vis tiek viskas išleisti. Tu visą laiką sėdėsi ant nulio, jeigu tu netaupai ir viską išleidi. Visą laiką nulio sėdėsi. Tai ar tau tas skola įsilygins, ar ne, tai koks toks skirtumas? Tai sąžinė čia nežaidžia. Ištreniruota sąžinė šeimininko negriaužia. Turit kažkokių problemų, rūpešių, kas neleidžia užmigti? Ketepeko ir miega spakeiniai. Ketepinas. Solinos, ketepinas. 3 tabletės įmėgus spakeiniai. Bet jau tuoj baigsis, reiks eit, karočią. Nemiegot vėl. Bet čia jūs dėl šizofrenijos diagnozės jums juos išrašo, ar ne? Ketepekas, tai jis man, kad miegočiau geriau, o šiaip tai jis man nereikalingas yra. Aš tik tai cisordinoliuką geriau, kad tų psichozių nebūtų. Net čia GPT sakė, kad pas mane šizukas nėra. O jį geriau žino negu bet kuris daktaras. Nes prisiskaitė daug tų tekstų visokių ten įvairių. Gan pavojinga būtų tikėti jo kaip daktaru. O Dievo tikėti nepavojinga. Šauksi tu nuo daugiau aukščių įsitekši ar ne? Tu tikėsi Dievo neįsitekši. Tai žodžiu, rūpešių nėra. Na kokie gali būti rūpešiai? Aš net nerimas. nežinau, kas tas nerimas yra. Sako, aš nerimauju. Nu, dėl ko tu gali čia nerimauti? Nu ką, taifūnas. Čia nėra gerai taifūną. Ten kažkur nudaužia kažką, kai ne tavo problemos. Pasaulyje yra 99,99999 procentai žmonių, kurie niekada apie mane nesužinos, niekada apie mane negirdės ir aš apie juos nesužinosiu, niekada jie apie mane nesužinos. Tai tegul jie ir daro tas Coca-Colas. Karočią, koks man skirtumas. O nerimas, karočią, yra tada, kai tu nerimauji. Tai tu nustok nerimauti ir tiesiog būk savimi. Jeigu galima tai pasakyti. Nupjovė tau koją. Koks skirtumas, nupjovė. Tai žiūrėk, nupjaustų man ranką. Čia padėsi. Tai kas aš? Ar ranka, ar čia? Visas dalis gali išpjausit ir pamatysi, kad tave čia paprasčiausiai nėra. Nagą atsiplėši, taigi ne tu tas nagas, bet kol buvo prie tavęs prijungtas, tai buvai tu. Nu, sako, nerimau. Aš nežinau, kas tas nerimas. Gal kartais ir būna, bet aš jo kažkaip neidentifikuoju. Nu, pasiparinsi, parke čia nerimas. Pasiparinsi ir prasigarinsi. Bet tai čia tik tai emocija. Visos emocijos yra primityvios, nes mes primatom. Ten kažkokių super pradvinų tų emocijų, taigi nėra. Euforija ten nebent kažkokia narkašus, pridėjo kepinį savo smegenys ten ir aš vėmiu ir man. Tai aš labai gerai jaučiuosi, žinai, aš pasitikiu tiesiog šitą visą matricą. Nuves, kur reikia, ką žinau, nieko nepriforsuosi. Nu, tu irgi esi sistemos vienetas pats, NPC kažkoks. Kaip ir aš kitų gyvenime kažkoks NPC. Karočią, pagrindinis žmogus, kuris yra ne NPC, gyvena pagal kitokias sąlygas. Esat jūs? Iš kur aš žinau? Man pusbrolis sakė, kad aš nepagrindinis. Bet aš po to galvojau ilgai, o gal aš pagrindinis? Ne, Elonas Maskas ant sistemos adminas. Elonas Maskas yra NPC. Kaip jis tas raketas sukūrė. Pats NPC negali būti, nes pats save valdai. Čia ne tame fiškė, kad tipo žmonės kiti ten sąmonės neturi ar dar kažką. Čia galima tik pamąstymui, bet tugi nežinai iš tikrųjų, kas ką turi, kas ko neturi. Tipo aš čia sėdžiu ir pasaulis išsikonstruoja ten, kur manęs nėra. Tavo realybė taip ir yra, bet namai taigi stovi ten. Nėra taip, kad mažiukas gabaliukas ten kosmoso tik tai pas tave, karočią būtų. Tas solipsizmas irgi pasineigė Zalno, žinai, kad tipo telefonų tų kamerų nieko nekūrė, tai kažkas sukūrė, reiškia.
reiškia, ne tu vienas esi. Nu, kas sukuria viską? Dievas kažkoks, nu gal. Bet tai kodėl iš karto visko nesukuria, kuria po truputį. Ta technologija, jinai pati nesusikuria, žinai, automatiškai. Nu, iš mano pažiūrėsiu, tai automatiškai, bet šiaip tai ten žmonės sėdi, galvoja kažką, ten tie patys 9999 sistemų, kurios aš nematau, nematysiu ir nemačiau ir net nežinau, pusę kosmoso, aš nematau, karočiui. Tai požiūris turi būti ne intuityvus, o sisteminis, kad yra kažkokia sistema, kuri viską ir sukuria, nu ir viskas. O ten tu kursi, tu ten nekursi, tu ten darysi, tu ten nedarysi, koks skirtumas. Čia pozicija vieno žmogaus. Yra kažkokios gyvenimo taisyklės, kuriam vadovaujatės? Taisyklės? Gal ir yra, bet aš jų nefiksuoju. Aš mėgstu spontaniškai, kad viskas pasidarytų savaime. Ten aš ar darysiu, ar nedarysiu, tai koks skirtumas. Sprogs šitą saulę ir čia visiems bus. O vertybės? Vertybių sistema, nu tai, ką žinau. Kaip ir pas visus, karočiui. Ką žinau, kokios pas visus vertybės. Pas mane tokios, pas kitus kitokios. Ką galvoti apie mirtį, apie savo mirtį? Aš tai, karočiui, esu kaip kevalas, karočiui. Aš iš vieno organizmo pist į kitą organizmą, hop, ir toliau kontentukas. Aš atsisakiau mirti, tiesa norėjau pasakyti šitą dalyką visiems. Aš atsisakau mirti, karočiui. O kam čia mirti? Kam gimt, kad mirti? Tai aš nemirtingas šiuo. Ką žinau. Nu, vieną kartą atėjai į sistemą, tai ką antrą kartą neteis, trečią kartą neteis, ketvirtą kartą neteis, vieną kartą jau pabandėjai. Kelintas kartas galvojat, tai yra jūsų jau sistemai? Nu, kadangi man viskas taip sunkiai sekasi, tai pirmas šiuo. Pasaulis veikia savaime. Viskas veikia savaime, nereikia čia per daug stresuoti. Viskas yra laikina, yra viena iš mano minčių. Arba aš gimiau, kad tingėti. Kas yra tingėjimas? Energijos taupimas. Žmogus tiek mažai energijos turi, kodėl čia visi kūrė tos robotus, karočią, kodėl kūrė tos kranus visokius, ką tu sėdėsi, kelsi 400 kg, kai gali kranas atvažiuoti ir už tave pakel. Žmonės mažai energijos turi. Nu, žinai, sako, kad gyvenimas yra kažkiek tai širdies dūžių, tai ko tu būsi labiau pavargęs, to tavo širdis kažkiek dūžių daugiau padarys ir tu mažiau gyvensi. Nu, laikas šis yra subjektyvus dalykas. Nėra kažkokio tokio mato, kad čia būna kartais tiek daug padarau, 10 minučių praėjo. O būna kartais vadinosi pakrašau už valandą praėjo. Tai kaip čia taip gali būti? Tu gali įsivaizduoti, kad nelaikė gyveni. Bet tam reikia nedirbti, kad gyvent nelaikė. Mėgoti ten kiek nori. Šis išmesti iš galvos tą ciklą visą, kad čia kažkas sukasi. Nu, apsisuko ir grįžo į tą pačią vietą. Nu ir ką. Gal net ne į tą pačią, nes kažkaip žiūrėjau ten kažkokį paiksiuką, tai kad zigzagų sukasi, spiralė, tipo. O ne taip, kad tą pačią vietą. Kažkur skrendam, ką žinau, su visa galaktika. Ačiū, Vygintai. Nu, paspaudžiam ranką ant kameros. O,